Labą dieną, esam Plungės rajono Šateikių kaime, bet Šateikiai ne šiaip savo kaims, on stor bažnyčia, tor dvarą ir tor net geležinkelį stotį. Šiaip Šateikiai ir žinomi ir dėl to, kad dvaro palivarkį gyvena Žemaitė rašytoja, susitokį bažnyčio Šateikių Sofija Kymantaitė ir Mikalojus Čiurlionis. Bet Šateikiai ir žinomiausi dėl savo dvaro sodybos. Katron sudarė 10 pastatų išlikusių iki šių dienų, 8 hektarų dvaro parks ir Šateikių dvarą daugiau negu 300 metų valdė Pliaterių giminė. Šiuo metu savivaldybė priklaus 5 iš tų pastatų, tai ir Ledaunė, Arklidės, Bravors, Kluona Liekans, Svirnas. Didžiausia ir įspūdingiausias yra grafų Pliaterių alaus darykla, katra iki 31 metų gamina alų ir buvo gerai žinoma vakarų Lietuvo. Tarpukarė taip pat buvo Šateikius 2 telefono linijas, tai vienas buvo viešasis paštas, kitas ėjo į alaus daryklą. Dvaro parko teritorijoje esant nekon įspūdingesnis Svirna pastats. Tai pilna medinis dvaro ūkiniams reikalams skirts pastats. Katru norėjo netgi išsivežti Lietuvos etnografijos muziejus į Rumšiškis. Kits pastats yra Ledaunė, katru galėjom vadinti šaldytuvu. Žiemos metu dvaro tarnautojai iš ežero išpjaudavo didžiulių skubų ledus ir suveždavo į Ledaunį. Ir visus metus ten galėjo būti saugoms maisti ir uns nesugesti. Dvaro laikas arklys buvo labai svarbus gyvulys. Tai Šateikių dvaro sodybo biški tolėliau nuo pagrindinių rūmų stov neblogai išsilaikęs raudonų plytų didžiulis žirgyno pastats. Dėmesio. Gerbiami investuotojai, skelbėme labai svarbią žinią. Plungės rajono savivaldybė parduoda Šateikių dvaro kompleksą, kurį sudaro 6 pastatai. Iš tiesų, jeigu jūs domina graži privati erdvė, domina puikus gražus parkas, domina vieta, kurioje jūs rasite ramybę savo šeimai, savo veiklai, vieta, kur yra tik tai 50 km nuo mūsų pajūrio. Vieta, kur yra tik keliolika km nuo nuostabaus Platelių ežero. Vieta, kurioje jūs galite turėti ramybę savo veiklai, savo namams, savo darbams. Iš tiesų, kompleksas tikrai yra puikus, gera, graži investicija. Grafai Pliateriai, kurie įkūrė šį dvarą, jie dėjo daug pastangų. Ir jų pėdsakas matyti labai giliai. Tikiu, kad ši vieta jūs tikrai sudomins, o jos kaina tikrai nėra didelė. Tik šiek tiek daugiau negu 58 000 eurų. Be abejo, aukcionas kainą koreguos. Tačiau jūsų viltis, jūsų noras ir jūsų pasiryžimas gali jums suteikti išskirtinę progą sukurti puikią, gražią vietą savo investicijom. Kviečiame dalyvauti.